visus čia matyti atvykusius. Atleiskit, kad truputį kaitaliojame adresus, bet daugelis turbūt šitą adresą dar prisimena. Galerija veikė nuo 2000 iki 2008 metų. Taip, kad patalpos gerai ir galerijos lankytojam, ir mokyklos mokiniam, absolventam dabartiniam gerai žinomos. Na, tai sugrįžome, truputį pasiremontavome ir vėl veiksime, nuolat čia veiksime. Ir visada lauksime jūsų čia. Na, iš tikrųjų, tai pirma mintis apie šią parodą, apie šios darbus, kuriuos čia matom, kilo dar išvydus eksponuojamą parodą, tiesiog dėliojamus kūrinius, ieškantiems geriausios vietos, geriausio žiūrėjimo taško prieimo. Tai buvo, na, kad tai yra nepaprastai jautrus, labai įdomus, subtilus paviršiai, kuriuos galbūt norėtųsi dažnai ne tik kontempliuoti žvilgsniu, apžiūrinėti, bet ir pačiupinėti, paliesti. Nežinau, kaip menininkas į tai žiūri. Turbūt skeptiškai, labai tai galima. Supratau. Ir, na, turbūt daugelis sutiksime, kad Ryto Jurgelio kompozicijos, na, tikrai jos kitą kartą primena tai tekstilės kūrinius, na, tai kone tapybinius, skulptūrinius reljefus arba tam tikri paveikslų elementai, fragmentai primena ir grafiką. Ir nors tapytojas iš tikrųjų yra geras, puikus koloristas, na, mėgstantis sodrę, ryškę spalvinę gamą, bet man atrodo, kad tie minėti paveikslų paviršiai, faktūros jo kūryboje yra labai labai svarbus. Ir jie iš tikrųjų neša didelį emocinį, prasminį krūvį. Na, nėra tai galbūt savitiksliai kažkokie dalykai vardan žaidimo, na, vardan kažkokio tuščio grožio, dekoratyvumo, bet iš tikrųjų, na, prasmingi ir verčiantys susimastyti, užgaunantys, tikrai traukiantys žvilgsnį. Ir ko gero tarp šiuolaikinių lietuvių tapytojų, būtent šis menininkas yra, na, toks tikrai vienas ryškesnių, jeigu taip galima pasakyti, faktūristų, tikrai su dideliu dėmesingumu, tyrinėjantis tapybos kūrinio paviršių. Na ir tikrai apžiūrinėdami tuos darbus atkreipkime dėmesį, kokie tie paviršiai yra įvairūs, turtingi, įdomus, saviti, unikalūs, nes čia įsižiūrėję į kiekvieno darbo struktūrą pamatysime ir, na, dažą, kurį tapytojas spaudžia tiesiai iš tubelės, išgaudamas, na, tokią ryškę, riebę, iškilę liniją, kontūrą ir tokie grafiški brūkšniai, įbrėžimai, pažymint jau aliejinių dažų užterštą plotą, jeigu teisingai suprantu, ar ne, ir koliažiniai intarpai. Na, dar plėtojant mintį apie tai, kokiagi yra Ryto Jurgelio tapyba, pastebėčiau, kad jai būdingas ir ekspresyvumas, na, kurį paprastai menotyrininkai, kritikai pažymi kaip vieną iš būdingiausių būtent lietuviškosios tapybos bruožų, ir polinkis į abstrakciją, į formų apibendrinimą, redukavimą, nes dažniausiai tose kūriniuose matomos istorijos, na, jos visgi lieka paslaptingos, iki galo neiššifruojamos, na, tai nėra literatūriški kažkokie pažodiniai pasakojimai. Ir kartu aš šį tapytoją tikrai drąsiai pavadinčiau lyriku, romantiku, poetu, nors galbūt šiuolaikiniai menininkai tokių epitetų dažnokai vengia, tiesiog bijodami galbūt pasirodyti pernelyg sentimentalūs, kuriantys gražius darbus tikrąja to žodžio prasme, bet manau, kad tas vertinimas dažnai būtent toks yra subjektyvus. Tuo nereikėtų tikrai pasikliauti. Ir sakyčiau, kad kai kurie Ryto Jurgelio paveikslai, atskiri jų elementai, personažai, žmonės, gėlės, paukščiai, visą tai, ką čia jūs įžiūrėsite, primena ir, na, sakysim, kažkokį pasakišką, mitinį, netgi liaudiškosios kūrybos klodą, kitą kartą, na, kažkokius kosmogoninius pasaulio sukūrimo mitus. Man susidarė toks įspūdis, kiekvienas galėsite įvertinti ir nuspręsti savaip.
Va, ir turiu minčių apie parodos pavadinimą. Jis man pasirodė iš tikrųjų kaip reta paprastas ir toks, na, labai prasmingas. Todėl, kad šitie visi kūriniai, kuriuos mes čia matome, jie yra labai stipriai susiję tarpusavyje. Ne ta prasme, kad tai būtų kažkokie ciklai, na, kažkokie tęstiniai, reiškia, dalykai, galbūt autorius apie tai net negalvojo ir to neplanavo, bet aš sakyčiau, kad tas sąsajas, na, tokį bendrumą, vientisumą labai perša ir Ryto Jurgelio mėgstamas, na, tas vadinamasis atviro komponavimo principas, kada, reiškia, na, formos vaizdiniai, jie nėra sukoncentruojami, reiškia, kažkokį vieną ar kelis taškus, bet tarsi, na, paveikslė neturi pradžios ir pabaigos, arba, na, netgi, sakyčiau, išeina už tų fizinių paveikslo ribų, na, todėl matome iš tikrųjų čia tokią gražią vienovę. Va, ir, na, ko gero, vėlgi grįžtant prie tos parodos pavadinimo, už kažkelinto posūkio vėlgi laukia to tapybinio pasakojimo tąsa, tęsinys. Na ir savo tos kalbos pabaigai vis dėlto neatsispyriau pagundai pacituoti dar kartą Rolando Rastausko labai gražų pastebėjimą apie daugelyje tapytojo darbų matomas tas tokias įdomias languotas struktūras. Tikrai turbūt jas irgi atkreipėte dėmesį arba atkreipsite. Tai štai Rolandas Rastauskas yra gražiai rašęs, kad Ryto Jurgelio kūriniuose ypatingai stiprus meditacinis pradas, kurio mažosiomis dvasios sodybėlėmis tampa vienas seniausių ir stipriausių geometrinių simbolių, tai yra kvadratas. Ir stebėtojų akise drobė virsta įstabaus žaidimo klasėmis lauku, mįslingą topografinę dėlionę, sykiu nustatančią trasą ir atspindinčią ją ėjusių iki mūsų pėdsakus. Tai tiek, sveikinu iš tikrųjų autorius su jubilieju. Tai, kad viską pasakė, jie pasakyti. Iš ties tai norėčiau padėkoti visiems, kad atėjot ir anot Vladimiriaus Kellerio paieškoti šiandien šitų posūkių, kampų šitose mano tapybos darbuose. Šiaip aš juos vadinu tokius labai kameriniais tais darbais, tai šitoj reiškis, man atrodo, kad jie labai gražiai įsipaišė šitose dviejose erdvėse. Ir labai ačiū Raimondui, kad priėmė. Ir ačiū visiems. Sveiki. Gracias.